atvykome iš Panevėžio su kūrybinėmis dirbtuvėmis šį kartą į Kauną, į vaikučių skyrių. Bet kokiu atveju, kad ir antrą kartą pas jūs atvykstam, truputėlį ima jaudulys, kaip pavyks, kas pavyks, kokie vaikučiai bus, jų tėveliai, ar turės ūpo, jėgų. Prieš kiekvienas dirbtuvės būna jaudulio, kaip pasiseks ir kaip eisis, bet šį kartą į čia važiavau jau ramiai, nes žinojau, kas manęs laukia, žinojau, ką darysim ir taip ramiai tiesiog atvažiuoju bendraut, būti su žmonėms. Labai norėjusi atvežti daug pavasarinių spalvų ir formų, todėl vežėmės ir kiškius, ir velykinius kiaušinius, norėjusi spalvomis, vaizdu nudžiuginti visus skyriaus vaikus. Labai šiltas skyrius visas, tokia bendruomenė, neišskirčiau nei personalo, nei vaikų, nei tėvų, nei jūsų kaip fondo atstovų, nes iš karto slaugytė viena mus parodė visą skyrių, matėm visus vaikus, labai jaukiai. Labai gera čia būti, nes vos ateini ir iš karto matai, kaip tave priima, ir iš karto visi labai draugiškai ir atrodo, net nežiūri, kad maždaug kas čia atėjo čia. Iš karto žiūri, kad kaip faina, kaip malonu, kaip mielai ir tiesiog labai gera matyti visą žmonių šypsenas. Pati jautriausia vieta, stovėjau gale visų žiūrinčių ir palydinčių. Iš tikrųjų labai džiugu ir labai graži tradicija iš tikrųjų tai pažymėti tą naują atkarpą. Mums turbūt kaip žmonėm, nemačiusiam viso to kelio, jau ir taip pakankamai jautru matyti. Tai taip pagalvojus, ką jautė žmonės, kurie visą tą laiką buvo kartu šiame skyriuje, tie patys tėvai, ką jie šiuo momentu jaučia. Tai labai gražus toks momentas, kuomet matai tiek daug šypsenų ir kaip visi kartu stovi koridoriuje ir ploja ir visi kartu džiaugiasi. Norėtumėm sakyti, kad norim čia grįžti, bet geriau būtų tokių progų negrįžti, bet labai linkim sveikatos, ūpo ir tų mažų akimirkų, nes visiems gyvenimas iš tokių akimirkų susideda. Ir tokie atsikvėpimai savo, kaip rankdarbiai, daug kas numoja jos ranka, bet visiškai išneša mintis, leidžia pailsėti nuo kasdienybės. Nebijot pabėgti nuo tų minčių ir sugrįžti stipresniems kas kart, kai tik trumpam atsitraukti.